1991 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvoje buvo įvesti laikinieji pinigai talonai. Jeigu tuo metu žmogus turėjo 87,5 tūkstančio talonų, jis galėjo nusipirkti 1 unciją aukso. 1993 m. birželio 25 d. Lietuvoje valiuta vėl keitėsi ir buvo įvestas litas. 1 litas buvo parduodamas už 100 talonų. Vadinasi, žmogui turėjusiam 87,5 tūkstančio talonų būtų likę 875 litai. Lietuvoje valiuta dar kartą keitėsi 2015 m. sausio 1 d., kai buvo įvestas euras. Žmogui turėjusiam 875 litus rankose būtų likę 253 eurai. Tuo tarpu 1 uncija aukso 2024 metais kainavo apie 1940 eurų. Vadinasi, jeigu žmogus būtų turėjęs 87,5 tūkstančio talonų grinais ir juos laikęs iki šiandien, jis turėtų 253 eurus. Jeigu žmogus talonus būtų pavertęs kapitalu, tai yra už talonus nupirkęs unciją aukso, šiandien jis turėtų 8 kartus daugiau – 1942 eurus. Ši istorija parodo, kaip kapitalo investicijos apsaugo nuo pinigų nuvertėjimo.